Jo, tada pradedam. Tai sveiki visi dar kartą. Esu Edgaras Stankevičius, judų atstovas. Ačiū visiems, kad čia susirinkote į ramaus eismo zonas. Tai yra projektas apie gatvių modernizaciją. Kaip gatvių erdves pritaikyti kasdieniams visų mūsų poreikiams ir gyvenimo kokybės didinimui. Todėl šiandien kalbėsime apie nekokybišką pėsčiųjų infrastruktūrą, trūkstamas jungtis, nesaugias gatvių atkarpas, prastą matomumą, apšvietimą ir kitą trūkstamą infrastruktūrą bei kylančias problemas. Šio projekto esmė ir pagrindinis tikslas į planavimo procesą nuo pat pirmųjų žingsnių įtraukti ir pačius gyventojus, vertinant jų lūkesčius, pastebėjimus apie gatves ir rasti kartu galimus sprendimo būdus gatvių pokyčiams atlikti. Jei susitikimo šiandienos metu sutarsime, kad pokyčiai šiuose gatvėse nėra reikalingi ir jūs pilnai tenkina esama infrastruktūra, tai savivaldybė prieš jūsų valią tikrai nepirš jokių idėjų, projektų ir nieko nedarys. Todėl šiandien ypatingai kviečiame konstruktyviam bendradarbiavimui, tam, kad kartu galėtume sutarti, kokių būtent gatvių tikitės savo gyvenamoje aplinkoje. Per šias artimiausias kelias valandas apžvelgsime vykdomos apklausos rezultatus, pristatysime esamos situacijos vertinimą, kviesime diskusijai ir komandiniam darbui grupėse apie problemas ir jų sprendimus. Tad nieko nelaukiant, kviečiu mūsų partnerius Gaučia ir Ko pristatyti esamos situacijos analizę. Tai Marija, žodis tau. Labas vakaras. Tai iš kur? Man turiu gal čia. Aš esu Marija Frolova, Gaučia ir Ko architektė ir mes su mūsų įmonės komanda parengėme galimybių tyrimą, pristatysiu jo rezultatus ir pakviesiu prisidėti prie šitos koncepcijos rengimo. Pirmiausia, norėjau pradėti nuo šio susitikimo tikslo. Tai mes pristatysime savo išvadas, ką mes matome teritorijoje iš to aukštesnio lygmens. Toliau pakalbėsiu apie potencialą ramaus eismo zonos principų įgyvendinimų šioje teritorijoje. Ir tuomet jau kviesime išgirsti jūsų lūkesčius, jūsų siūlymus, jūsų problemas ir panašiai, kad įsivertinti tai ir irgi vėlgi įtraukti į koncepcijos formavimą. O toliau, tai, ką mes surinksime per apklausą, tai, ką mes gausime, kokias išvalgas iš jūsų per šias dirbtuves ir mūsų analizės rezultatai, visą tai nuguls pagrindui šitos teritorijos koncepcijos rengimui. Tai, kaip matote, skalėje pačioje esamos būklės analizė yra atlikta, teritorijos naudotojų apklausa yra vykdoma vis dar. Ir kadangi po dirbtuvių dažnai matome labai didelį naujų atsakymų skaičių, tai kviečiame ir jūs, jeigu žinote kažkokius kaimynus, draugus, dar kažką, kas, pavyzdžiui, neišreiškia savo nuomonės ir jūs manote, kad jūsų nuomonė turi būti išgirsta, tai kviečiame tikrai paraginti visus sudalyvauti apklausoje. Dar maždaug savaitė tikrai bus atvira ir mes analizuosime duomenis tik tuomet, tik po maždaug savaitės. Na ir toliau bus rengiama pati koncepcija, kuri taip pat bus viešinama, bus pristatoma, taip pat bus laukiamas visuomenės pritarimas, nepritarimas, kažkoks grįžtamasis ryšys. Tai va, ir norėčiau pasiūlyti jums, jeigu jūs turite kažkokių klausimų, kurie yra susiję su būtent skaidrės informacija, nežinau, kodėl tokie duomenys, kodėl jie analizuoti, kodėl tokios išvados, tai kvieščiau po šitos skaidrės pristatymą iš karto klausti, bet jeigu kažkokius bendrinio pobūdžio apie patį projektą, apie kažkokius savo lūkesčius ir panašiai, tai tuomet prašyčiau palaukti prezentacijos pabaigos ir tada, pavyzdžiui, prieš dirbtuves galėtume apsitarti tiesiog bendrai visas jūsų nuomonės, mintis ir panašiai. Tai dabar galima paklausti iš karto? Taip. Jo, tai aš norėčiau paklausti. Kiek aš suprantu, čia jokių pasiūlymų jūs dabar bus labai palaukit, aš kad paklausiu, reiškia.
Jokių pasiūlymų čia pas jūs nėra. Reiškia, jūs pristatysite esamos būklės analizę ir jeigu išgirsite nuomonę, kad nieko keisti nereikia, tuo jūsų darbas ir baigsis. Na, jeigu jūs išgirsite, kad kažko tai reikia, tai tada jūs tą darbą tęsite, rengsite kažkokius pasiūlymus ir po to jie bus vienokį ar kitokį būdų aptarinėjami. Ar aš teisingai suprantu? Na, iš tikrųjų, vertinant mūsų užduotį ir mūsų, kaip pasakyti, sutartį ir mūsų kaip specialistų misiją, kurią mes matome, mes vis tiek parengtume kažkokį dokumentą, kur mes rekomenduotume, kad kažkas galbūt turi būti daroma. Tas pats ir, pavyzdžiui, su kažkokiam teritorijom, kurios yra aplinkinės, jeigu mes matome, kad yra kažkas, kas ateina iš išorės teritorijos. Nu, pavyzdžiui, visi važiuoja automobiliais, nes tiesiog tragiškas viešasis ir tiesiog neįmanoma iš šitos teritorijos niekur nuvažiuoti. Mes vis tiek kažkokį rezultatą duosime savivaldybei. Savivaldybė tada jau spręs, ar tuo pasinaudoti ar ne, ir tada tai bus rekomendacijos. Tai nebus kažkoks jau konkretus dalykas, kad taip ir taip turi būti daroma, bet tikrai mūsų darbo indėlis kaip specialistų bus kažkokios išvados, kurios mūsų nuomonė turėtų. Bet kuriuo atveju iš apklausų rezultatų matom, kad žmonėm pokyčių tikrai reikia, tai aišku, jūs savo balsą šiandien irgi galėsite išreikšti ir išsakyti jums kylančias problemas teritorijai, tai viską tikrai žymėsimės, konspektuosimės ir paskui jums bendras pasiūlymų protokolas ir pagal tuos pasiūlymus tada toliau būtų integruoti į koncepcijos rengimą ir be abejo, jeigu būtų tolimesnis pritarimas iš pačių gyventojų, tai toliau sektų jau kita projekto stadija, tai yra projektinio pasiūlymų parengimas, projektinės užduoties formavimas, vėlgi kartu grįžtant pas visuomenę gyventojus pasitarti, ar tikrai koncepcijos rengimo metu buvote teisingai išgirsti ir galbūt dar kartą galės pasireikšti būtent tie gyventojai, tos gyventojų grupės, kurios galbūt per vienokį ar kitokio atveju negalėjo sudalyvauti ar apklausoje, ar šios dienos dirbtuvėse, tai galės prisijungti tikrai tolimesnėse etapuose, kai jau detaliau nagrinėsime būsimas gatves, dėl kurių pokyčių būtent galimai sutarsime šiandien, jei sutarsime. Tai pirmiausia, norėčiau pradėti nuo pristatymo, kas ta mūsų nagrinėta teritorija ir ką apima tas mūsų tyrimas ir būsima koncepcija. Tai, kaip matote, tai yra dalis Antakalnio teritorijos su tam tikromis gatvėmis. Ir realiai, vykdami šitą tyrimą, mes būtent ir koncentravomės į jas. Tai yra Žolyno, Antakalnio ir kitos gatvės, jos nebuvo nagrinėjamos. Tai dešinėje matote tokį kaip ir apibendrinimą eismo organizavimo, eismo saugos situaciją teritorijoje. Tai dalyje gatvių jau yra ribojamas greitis 30 km/h ir 40 km/h, kažkur yra ir gyvenamoji zona, bet nėra to vieningo organizavimo, į vieną pusę važiuojant yra vienas greitis į kitą kitas ir toks, kad šita teritorija galėtų būti vadinama kaip ramaus eismo zona, tai tikrai šiuo metu to nėra. Ir matome tam tikrose atkarpose, kur yra greičio ribojimo trūkumai ar kažkokie eismo organizavimo ir infrastruktūrinės problemas, tai tikrai yra nemažai įskaitinių įvykių, kuriuose nukenčia pėstieji ir dviratininkai. Tai pagrindinė turbūt didžiausia koncentracija yra Šilo ir Grybo gatvių sankryžoje. Rodo, kad tikrai ten yra didelė problema, kuri būtent pėstiesiems turėtų būti sprendžiama. Atsiprašau, turiu jau vieną pasiūlymą būtent prie šito skaidrą. Tolimesnį jūsų darbą noriu pasiūlyti įtraukti dar vieną gatvę. Yra praktiškai mūsų artimiausia gatvė, atkarpa nuo Antakalnio gatvė iki mokyklą iki čia. Dėja, pavadinimo yra Antakalnio gatvė, būtent ir ten, dėl to neįtraukta. Praktiškai mes kalbam apie gatvę, kuris yra čia, yra turi spec statusas, nes yra mokyklinė gatvė. Ir aš manau, ten bėda yra didelė, nes vaikai ten ateina pėsčiom
Į mokyklą, į belekiek mašiną būtent tada ją atvažiuoja. Ir norėčiau, kad tą atkapą įtrauksit, nors pavadinimą ir Antakalnio gatvė, bet visiškai ne taip, ta didelė gatvė. Turiu klausimą, o rodyklė ką reiškia? Rodyklė iš tikrųjų reiškia, kad toje vietoje greičio tas ribojimas yra būtent ta kryptim. Kur nėra rodiklių, ten abiem kryptim tas pats greičio režimas. Iš tramvajų gatvės negalima važiuoti Antakalnio gatvę. Bet kryptis tai lieka? Nelieka, nes tai Ne, pravažiavimas. suprantat, čia nėra vienpusė rodoma, čia rodomas, kuria kryptimi ribojimas. Bet jeigu iš tos vienpusės, tai ir greitis ribojamas į vieną pusę. Tai nėra vienpusės eismas, ne, paprasčiausiai išvažiuoti negalima, ne tą Čia nėra tramvajo gatvė. Ne, čia tiesiog Išvažiuoti negalima. Nėra imties su Antakalnio gatve, tiesiog trumpesnė turėtų būti teisingai. Čia tokia trumpa apžvalga iš viso, kokie yra srautai, kaip pasakyti, įvažiuojantis ir išvažiuojantis iš teritorijos. Čia yra šviesoforo duomenys. Tai tiesiog bendram supratimui, koks tranzitas įvyksta per šitą teritoriją, iš pačios teritorijos ir iš aplinkinių teritorijų. Tai matome, kad be abejo Šilo gatve vyksta turbūt didžiausias automobilių eismas, taip pat nemažas automobilių eismas vyksta Sapiegos gatve. Tuo tarpu Žolynų ir Klinikų eismo srautai yra mažesni bendri. Čia vienas per valandą, kitas per parą ėmėme spalio mėnesio duomenis, nes čia yra viešai prieinami duomenys, o mes šito tyrimo apimtyje vykdėme ir savo stebėjimus. Buvo parinkti tam tikri taškai. Tai iš tikrųjų, kur matote tos burbuliukos, tai tuose taškuose ir buvo daromi stebėjimai. Dabar dėl pačių skaičių, tai stebėjimai buvo vykdomi 15 minučių. tą pačią dieną, pereinant nuo vienos vietos prie kitos, tai tiesiog tas piko metas galėjo būti truputį kitokio intensyvumo tam tikrose taškuose. Tai automobilių srautai vienoje sankryžoje ir kitoje sankryžoje gali ne visai sueiti pagal šitą metodiką, bet bendrą situaciją įsivertinimui tuo metu galima identifikuoti. Tai iš tikrųjų, ką parodė mūsų stebėjimai, kad didžiausi srautai vyksta iš Bystryčios gatvės į Grybo gatvę ir tolyn, ir tuomet išeina per Sapiegos didžiausias srautas. Tai čia rytinio piko metu. Vakarinio piko metu jau tokių didelių srautų nestebima, nors Sapiegos ir Mildos gatvėje irgi yra gan didelis srautas. Taip pat yra didesnis srautas Jūratės, man atrodo, neįskaičiau, nepamenu pavadinimo, ir Mildos gatvėmis, tai vėlgi rodo, kur tie srautai juda teritorijoje ir greičiausiai vyksta ir tas tranzitas, kurį mes irgi matome iš prieš tai buvusios skaidrės. Burbuliukai yra būtent sankryžoje fiksuotų dviratininkų, pėsčiųjų ir paspirtukininkų srautai, tai jie gali atrodyti labai dideli vien dėl to, kad truputį matytumėt, kiek ten mažai buvo tų dviratininkų ir paspirtukininkų ir kuo didesnis burbulas, tuo daugiau tų aktyvių eismo dalyvių ten praėjo tuo metu, kuo mažesnis, tuo jų mažiau. Ir kaip matote, tai tų pėsčiųjų, dviračių ir paspirtukų eismas tikrai ne visai sutampa su automobiliu, nes automobiliai pravažiuoja pro šalį, o visi kiti juda teritorijoje. Turiu klausimą, kodėl tokia rytinis vakarinis vykęs o diena netraukiama, nes ramaus eismo zona, galiausiai aš suprantu, nevykti tuo metu, ne? Taip. Tai kodėl dienos? Viena iš priežasčių yra tokia, kad dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklėse ir kitose dokumentuose yra įvardinti srautai, kuriems esant galimi tam tikri sprendimai. Tai yra eismas bendrame sraute, dviračių gatvė, dviračių takas, ten atskirtas, neatskirtas ir panašiai. Aš gal ne taip man nesupratot. Srautai tai yra 2 valandos grubiai ryte, 2 valandos vakare, ne? Tai yra 4 valandos per parą.
Zoną jūs daro 24 valandų. Taip. Klausimas, ar dėl 4 valandų verta aukoti likusias 20 valandų? Aukoti ką? Kodėl aukoti? Jo, kodėl jūs tai vadinate Aukoti aukojimu? ką, todėl kad jūsų apribojimus įvedat ir dienos metu. Ne tai, ką jūs siūlote, skaičiau čia, ne, tai jūsų apribojimai. Aš galbūt iškart prisistatysiu, aš automobilininkas. Man tai labai aktualu, nes jums pradeda užklysti Vilniaus miestas, kuris pradeda artėti į kaimo vietovę. Toj greitų laikų persėsim visi į kinkamus vežimaičius, tai per daug nevažiuotume, kad neterštume, kad ten dar kažką tai nedarytume. Tai va tai klausimas, ar dėl 4 valandų piko meto verta 20 valandų visiems kitiems judėti priešo greičiu ar dar kažką? Aš gal noriu, Marija, aš gal labai trumpai. Man truputį, aš ir filosofinių klausimų aspektų išgirdau, lyg ir buvo sustarimas, nu, toks ir bendras tos ground rules, kad tie skaidrėm labai paprastus klausimus užduodam ir diskusijai pasiliekam visas temas pabaigai apie aukojimus ir taip toliau. Dėl srautų matavimo piko metu arba vidutinio paros matavimo, nu, tai yra tas, nu, sakykime, taip, tai yra higienos srautų matavimo, paprastai yra matuojami piko metu. Vidutinius paros srautus ir mėnesio Marija jau pristatė praeitoj skaidrėje, jie yra prieinami iš viešai prieinamų duomenų, iš judų puslapio. Mes turėjom tam tikrą užduotį įsivertinti ir pasitikrinti pjūvius, kurie yra davikliais nematuojami ir mes juos matavome tam, kad suprasti kritinę masę rytinę ir vakarinę piko metu. Tai toks būtų labai trumpas atsakymas dėl 4 valandų. Aha. Nuo kurios? Tai paskui pakartosiu. Tai trumpai tada pakartosiu, aš tada gal siūlyčiau filosofinius klausimus kelti į diskusijos pabaigą, o dėl rytinio ir vakarinio piko matavimo tai yra, nu, tam tikras transportininkų, grubiai tariant, pradžiamokslis matuoti srautus piko metu. Vidutiniai paros srautai mėnesio metų ir visi kiti vidutiniai yra prieinami iš viešų duomenų. Mes piko metu pamatavom tam tikras gatvių atkarpas, pjūvius, tiksliau ir sankryžas, kurios nėra viešai stebimos. Ir tą darėm rytinio ir vakarinio piko metu tam, kad būtų palyginamumas. Aš išklausiu, kodėl... Tai tai aš jau turbūt atsakiau. Galiu aš dar... Gali, Marija. Aš jau sėdu. Žiūrėkit, jūs kaip automobilio vairuotojas turėtumėt suprasti. Turime kažkurią gatvę, ar ne? Jūs siūlote imti kažkokį vidurio dienos rėžį, koks ten eina, tuo metu yra srautas. Ir mes gauname, sakykime, kad dienos metu ten pravažiuoja labai mažai automobilių, 50. Jeigu mes aklai išsimatuotume taip ir pasimtume taisyklės, mes galėtume sakyti, o žiūrėkit, čia žiauriai mažas srautas, mes čia galime daryti eismą bendrame sraute arba dviračių gatvę. Ir jūs, važiuodamas automobiliu, kiekvieną kartą turėtumėte važiuoti paskui dviratininką, kuris važiuoja daug lėtesniu greičiu, o jūs paskui jį turėtumėte tįstis vien dėl to, kad mes įsivertinę, kad ten nežinau, kokią antrą dienos nėra visiškai automobilių, o iš tikrųjų jų tuo metu, kai ir tie patys dviratininkai važiuoja į darbą ir automobilistai važiuoja į darbą, jų ten daug. Ir tada, tai dėl to yra labai svarbu matyti automobilių srautą, net ir piko metu, kad žinoti, kiek naudojama ta gatvė. Aš gal paprašiau atsakysiu, ką Marija nori pasakyti. Rytinis ir vakarinis pikas generuoja didžiausią kiekį kelionių, didžiausią kiekį gatvėje, viešosiose erdvėse žmonių. Ir dėl to labiausiai matosi pačios pagrindinės problematikos ir situacijos. Tai dėl to yra visą laiką tyrimai rytinio ir vakarinio piko metu, tam, kad matyti, kas dedasi tų intensyviausių metų. Mes galime 12 nakties padaryti tyrimus, kaip Marija sako, visiems viskas gerai, visi pravažiuoja, visi pravažiuoja. Galima uždaryti gatvę iš viso. Gal tęsim iš tikrųjų pristatymą? Tai šitoje skaidrėje, čia iš tikrųjų paskutinė skaidrė mūsų tyrimo rezultatų, mes apibendriname visus savo analizės išvadas. Tai matote gatves, kuriuose abiejomis kryptimis buvo stebimi srautai virš 200 automobilių per valandą, virš 700 automobilių per valandą. Vėlgi, šitie rėžiai paimti todėl, kad pagal teisės aktus ir pagal tam tikras rekomendacijas, kai srautas automobilių viršyje tam tikrą dydį, jau kažkokie sprendimai nėra galimi, nes tiesiog tai būtų neracionalu įgyvendinti. Toliau
ko nepristačiau anksčiau, bet mes darėme infrastruktūros atitikimo teisės aktams analizę. Ta analizė buvo grinai pločiai, ilgiai, danga, bortai ir panašiai, grinai infrastruktūros atitikimas ir kažkiek buvo vertinamas parkavimas, bet per tą prizmę, kiek ten stovintis automobiliai dėl tų automobilių nebeužtikrinami minimalūs reikalavimai infrastruktūrai. Pavyzdžiui, juostos pločiui arba, nežinau, atstumams nuo perėjų ir panašiai. Tai mes identifikavome tam tikras gatvių atkarpas, kurios pagal savo charakteristikas netitinka D kategorijos arba D kategorijos gatvių reikalavimų. Yra arba per plačios, arba per siauros, ar dar kažkas, jisai yra ne visai taip, kaip turėtų būti pagal įstatymus. Taip pat yra nemažai gatvių, kuriuose, jeigu vėlgi vadovaujantis teisės aktais, turėtų būti mažesnis greitis nustatomas pagal dabartinę jų kategoriją. Na ir aišku, tos atkarpos, kur yra parkavimo problemų, kai kur yra jos tokios ištisinės, kai kur yra taškinės, tam tikrose vietose kažkur, nežinau, neleistinose vietose parkavimas vyksta arba netinkamai įrengtos vietos ir panašiai. Ir pačių infrastruktūros problemos. Tai susisteminę visą šitą informaciją mes darėme savo išvadas, kuriuose gatvėse labiausiai reikėtų kažkokių intervencijų ir vėlgi paskui jau rengdami tam tikras konkrečias intervencijas, konkrečius pasiūlymus, mes vėlgi žiūrėsime į tai, kokia ten buvo problematika ir kas yra spręstina. Čia jau yra apklausos tarpiniai rezultatai. Klausimai, tiksliau atsakymai plaukia, esame šiai dienai, gal jau dabar daugiau, bet kai darėme šitą analizę, buvome sulaukę virš 200 atsakymų. Tai išsifiltravome atsakymus pagal tai, ar atsakęs žmogus dažniausiai teritorijoje keliauja pėsčiomis, dviračiu, paspirtuku ir panašiai, ar važiuoja automobiliu kaip keleivis, kaip vairuotojas, ar naudojasi taksi paslaugomis. Ir suskirstėm jų nuomonę apie gatves. Tai yra tos gatvės, kurios yra raudoniausios, tai yra tos, kuriuose žmonės prižymėja visoje masėje daugiausia problemų. Žaliausios tai yra tos, kur žmonės atsakė tik, man viskas tinka ir jokių problemų nepasižymėjo, kurios surinko daugiausiai tokių atsakymų. Tai kalbant apie pėsčiuosius, dviratininkus ir visus kitus, Grybo gatvėje yra pirmaujantį pagal blogumą, Sapiegos taip pat nelabai gera, Klinikų irgi. Na ir toliau blogumo mažėjimo eiliškumu. Ir Tramvajaus gatvė yra patraukliausia, Smėlio gatvė irgi yra visai nebloga, Mildos trečioje vietoje. Kas įdomu su automobiliais važiuojančiais, tai Grybo gatvė ir Sapiegos gatvė buvo tokia ir blogiausia, ir geriausia. Toks labai įdomu, kad realiai reikės analizuotis, kas automobilių vairuotojams tose gatvėse labai patinka ir kas nepatinka, kad įsivertinti, dėl ko tas yra taip ir ką reikėtų keisti. Vėlgi, kadangi tai yra ramaus eismo zonos koncepcija, tai mes esame labiau orientuoti į darniai keliaujančių žmonių nuomonę, kadangi jeigu jiems bus gerai, reiškia ir kiti eis daugiau ir tuomet mažės tų automobilių automatiškai. Tiesiog žmonės rinksis keliauti teritorijoje kitais būdais. Turiu trumpą klausimą, ar turit grubiai skaičių, kiek yra procentaliai tų darniai keliaujančių automobilių iš šitų 200 studentų grubiai? Ar ten maždaug lygiai, ar labai kažkuria pusė dominuojančiai? Man atrodo, aš neišsifiltravau konkrečiai, taip, tai reikėtų Excelį Tu kalbėk, mes pasižiūrėsim. Aš irgi dar norėčiau paklausti,
Taip, O tas jūsų palyginimas man truputėlį keistas atrodo, reiškia, nu matot, kai eini šaligatviu pėstute, reiškia, tai jokių kamščių niekada nebuvo ir nebus matoma, bet ne kartą nemačiau, kad kai tą pačią gatvę važiuoja transportas ir yra kamštis, reiškia, tai visai nesusijęs su pėsčiųjų judėjimu. Bet dėl to ir matome visiškai skirtingą teritorijos matymą. Ir dar vienas toksai mano klausimas, reiškia, jūs sakote, eikite pėsčiom, tai niekas iš tramvajų gatvės ar ten iš Grybų gatvės vieno galo į kitą galą nevažiuoja, paprastai, reiškia, nu, arba keliaujam ir važiuojama toliau, reiškia, tai tas palyginimas kažkoks keistokas atrodo. Niekas nevažiuoja iš vienos Šilo gatvės galo į kitą Šilo gatvės galą su automobiliu. Niekas nevažiuoja. Su automobiliais važiuojančių teritorijoje atsakymas... Ne teritorijoje iš vieno gatvės galo į kitą gatvės galą. Bet čia nėra atsakymas tik tas, ar tu eini iš galo, tu tiesiog praeidamas teritoriją, jeigu, pavyzdžiui, gyveni, nežinau, Bystryčios ir eini į kokią nors, nežinau, stotelę Antakalnio gatvėj, praeini visas tas gatves ir įsivertini, kas ten tau gerai ir kas tau ten blogai. Aš ne to klausiu, tiek to. Man atrodo, tiesiog buvo apklausoj punktas, kad jeigu nebūni tenais, kad reikėjo pažymėti, kad negaliu vertinti, nes tenais nebūni. Tai tada, kaip ir tie, kurie nedalyvauja, tarkim, kurie tenais tramvajo gatvėje neturėtų jų ir būtų ar gero ar blogo. Jo, bet šitas suskirstimas preziumuoja, kad vairuojantis niekada pėsti nevaikščios. Kas yra visiškas absurdas. Tai normalu, jeigu žmogus važiuoja kiekvieną dieną į darbą, nes darbas yra kažkur, tai tenai, žinai, pakeliu į Kauną, tai normalu, kad jis važiuoja automobiliu ir tada natūraliai gaunasi, kad jis dažniausiai keliauja automobiliu. Bet tai nereiškia, kad jis turėtų visiškai būti išimamas iš kitos kategorijos ir kad jis visiškai išimamas. Čia yra tik tarpiniai, grinai, čia... Tai vat man tas toks išskilimas iš toks... Čia iš tikrųjų yra dvi skaidrės. Čia pagal dominuojantį kelionės būdą suskirstė, taip, visi ir iki automobilio žmogus eina kažkur, ypač jeigu nepasistato prie durų, jis pastato jį toliau, jis eina iki jo. Tai natūralu, bet dominuojančių kelionių pasirinkimų padarytas pjūvis. Ar jis korektiškas, nekorektiškas, galima čia, kaip sakoma, ginčytis, bet norėjau parodyti tuos skirtumus, kad automobilio vairuotojai, kurie dominuoja jų kelionę, vertina vienaip infrastruktūrą, pėstieji, kurie dažniau vaikšto iki viešojo transporto, iki mokyklos ar iki gydymo įstaigos, jie vertina ją truputėlį kitaip. Nes matymas skiriasi, kai tu naudoji, net tas pats automobilio vairuotojas turbūt jis vertina vienaip, kai jis sėdi automobilyje ir kitaip, kaip jis eina pėsčiomis iki jam aktualios vietos. Tai turbūt... Bet tai čia visiškai skirtingas problemas tada turėtų būti sprendžiama. Bet čia yra tiesiog viena skaidrė jums parodyti, kokia yra, taip sakant, tiesiog truputį praverti duris į tai, ką mes potencialiai matom, bet tai tikrai nėra daryta dar analizė. Ta prasme, čia yra tiesiog paimti duomenis, padaryti keli pjūviai ir pasižiūrėti, kaip per šitą prizmę, ką mes matome. Kai mes baigsime apklausą vykdyti, kai jau bus jį uždaryti ir mes nusisirpsime tuos galutinius duomenis, tikrai bus ne tie du pjūviai ir viskas, mes jau darome pagal tai išvadas. Jūs galėjote apklausoje ir konkrečias problemas įvardinti ir panašiai, ir buvo atviri klausimai, ką irgi parodysiu. Jo, bet aš labai atsiprašau, bet jūs jau davėt suprast, kad vairuotojus nelabai kreipsit dėmesio. Ne, vėl atsistosiu. Bent jau aš susidariau tokį įspūdį. Tai dėl to tos reakcijos tokios. Ne, tikrai kreipsime į visus. Nu, man tas įspūdis susidarė. Poliarizavimo tikrai nestengim padaryti. Pažiūrėkit, ne man vienam toks įspūdis. Jo. Tai aš tiesiog gal paaiškinsiu pačią idėją, iliustratyvus pavyzdys, ką Marija demonstruoja šitoje skaidrėje ir Nepalis paminėjo parodyti, kad tose pačiose gatvėse skirtingų būdų judantys žmonės skirtingai vertina aplinką. Viso labo į tai norėjom atkreipti dėmesį, kad ignoruosim automobilius, kad skriausim pešiuosius, kad kažkaip supriešinsim darnus. Todėl, kad tai yra be motoriais ir raumenų jėga vykstančios susiekimo. Žinia, dviratininkai negali važinėti pėsčiųjų takeliais, ir važinėja gatvėmis. Tai galbūt tada tuos, kurie sėdi. Aš jūs galiu nuraminti, žinokit, aš važinėjau dviratininkų, šitos apklausos neužpildžiau, nes klausimynas yra toks nelogiškas, kad tiesiog neįmanoma užpildyti važiuojant dviračiu. Taip, kad nesiūlyčiau koncentruotis čia. Ne, bet tai yra vienas iš būdų supriešinti. Ta prasme, imkite tie, kurie važiuoja madelį, jūs jau atėjot. Ir tie, kurie eina šaligatviais. Bet nebuvo tokio tikslo, tai ta prasme... Tai yra geras matymas skirtingų perspektyvų, kai važiuoja
važiuojat mašiną, tai visai kitoks jūsų yra greitis ir potyris tos gatvės. Jūs nematot netvarkingų šaligatvių, nenuleisto borto ir panašiai. Todėl tą pažymėtų pėstysis, taip? Sutinkat su to? Ir lygiai taip pat, kada aš važiuoju siaura gatve ir man reikia atpirktis paskui į gatvę važiuojantį dviratininką, kuris niekur neskuba, jisai, jam nėra kur skubėti. Ir jis paskui suvelka kokių 20-30 automobilių. Aš jau netgi kaip ir neturiu kaip, nes gatvė pakankamai siaura. Ir mes visi velkamės dėl vieno dviratininko. Jis problemų nemato, o 20 paskui važiuojančių automobilių problemų mato. Sutikit su to? Ir ką pažymėjau, skirtingos gatvės kategorijos, kai jos ištis poreikiai. Jo, gal tada grįžkime, aš dar atsakysiu, buvo klausimas iš salės, vienas iš vaikinų paklausė apie proporcijas. Tai ta dešinioji proporcija respondentų buvo apie 46,5%, ta dešinioji aš plantinė. Tai po pusės. Beveik praktiškai palygiai pasidalino respondentų skaičius, kurie juda arba darniai, taip kaip mes juos charakterizavom, arba automobiliu. Tai čia atsakymas į šiltnamio pusę kažkur buvo klausimas. Tai va, ir tie žmonės, kuriems apklausos formatas neleido atsakyti to, ką jie norėjo, turėjo galimybę užpildyti atvirą klausimą. Tikrai buvo labai išsamių, dabar yra užpildyta labai išsamių tekstų su labai išsamiais norais, pasiūlymais ir panašiai. Mes irgi vertinsime to atviro klausimo turinį. Ir žiūrėsime, kur žmonėm kažkas nepatinka, kažko nori ir panašiai. Tai čia toks irgi, čia yra tik tarpinis, čia yra tiesiog įsivertinimui, kokias mes dabar matome tendencijas, bet čia tikrai nėra tas galutinis rezultatas, kas bus esamoji būklė ir viskas čia taip, ir mes daugiau nesigilinam. Tikrai bus daug nuodugnesnis tyrimas. Ir visų naudotojų indėlis bus įvertintas ir daromas tam tikros išvados. Tai kaip matote, čia procentaliai maždaug tie punktai buvo minimi daugmaž tiek pat kartų, tai pirmoji vietoje kokių 15%, man atrodo, visų atsakymų buvo kalba apie automobilių eismo gerinimą, stovėjimo organizavimą. Taip pat susiekimo pėsčiomis dviračiais saugumo didinimas buvo labai dažnai minimas ir infrastruktūros pėstiesiems problemos. Antroje vietoje pagal procentus lyginant, tai tikrai nemaža dalis atsakė, kad nieko keisti nereikia. Toliau tiek pat žmonių mano, kad automobilių greičiai yra per didelė, nesaugu. Taip pat problemos apšvietimas, spūstis tranzitas ir jau mažiau aktualu tai automobilių stovėjimo vietų didinimas, bet irgi aktualu, infrastruktūra dviračiams. O spūstis, žinokit, kažkur kažką ne to įrašym, kažką praleidom, žiūriu, spūstis kartojasi. Tai kažkurioje iš tų kategorijų dar buvo kažkas, bet tikrai viską vertinsim, viską žiūrėsim. Ir bendrai taip, apžvelgiant visą grungulą, ką mes dabar gavom, tai tikrai dažnai minima tranzito problema, viršijimų greičių problema, pėsčiųjų infrastruktūros trūkumai, parkavimo problematika ir apšvietimas. Ir taip pat žmonės mini tam tikras problemas susijusias su aplinkinėmis gatvėmis, tai Antakalnio, Šilo, Žolyno, Vileišio, Rudens. Tai nors šios gatvės ir nėra mūsų projekto apimtyje, mes tikrai įsivertiname tokius pasiūlymus ar, nežinau, problemų įvardinimą ir atitinkamai kažkokiu būdu atliepsime, jeigu tai tikrai lemia tos ramios eismo zonos, kaip pasakyti, judumo situaciją, iš viso gyventojų patogumą ir panašiai, tai tikrai stengsimės įtraukti kažkokių rekomendacijų pagalba, nežinau, to paties viešo transporto gerinimo ar ten dar kažkokių priemonių įgyvendinimo prasme. Čia jau atėjome prie mūsų dirbtuvių. Tai tiesiog labai bendrai, kas yra tie ramaus eismo zonos principai, tai gatvės, kurios yra gyvenamųjų namų apsuptyje ir kur turint tą gatvės erdvę, sukuriama tokia erdvė,
kitoms judumo priemonėms, bet vėlgi pasakyti vertinami visi, tie patys automobiliai, kad būtų saugu visiems. Ir matote tame paveikslėlėje apačioje, čia yra gatvių kategorijų schema realiai, kad aukštesnių kategorijų gatvėse tai jos skirtos tranzitui, didesniems greičiams, viešam transportui, automobiliais ir panašiai važiuoti. O tos žemesnės kategorijos gatvės yra skirtos prieiti, privažiuoti ir ten tikrai neturėtų būti teikiamas didelis prioritetas automobiliams ir turėtų būti užtikrinamas tų pėsčiųjų ir dviratininkų saugumas ir patogumas. Tai bendrai paėmus, visos tos užsidegusios gatvės potencialiai galėtų būti ramaus eismo gatvėmis, bet vėlgi tik potencialiai, o kūrybinių dirbtuvių metu, apklausų metu mūsų identifikuotų problemų pagrindu toliau dirbsime ir spėsime, kur tikrai reikia kažką keisti, o gal kažkur šiuo metu visiškai gera situacija ir nieko daryti nereikia. Tai vertinant mūsų atliktos analizės rezultatus, mūsų pirminis siūlymas yra toks, kad Grybo, Smėlio ir Klinikų gatvės būtų kaip pirmo prioriteto kažkokiems ramaus eismo zonų principams įgyvendinimui gatvės, kuriuose galėtų įvykti kažkokie didesni pokyčiai, atliepiantis problematiką ir gyventojų poreikius. Toliau išvardintos gatvės yra antro prioriteto, jose identifikuota nemažai problemų ir todėl mes manome, kad ten irgi reikėtų arba didesnio masto priemonių, arba greičiau įgyvendintų priemonių. O visos likusios tokios pilkos, tai kai kur irgi yra problemų, bet jos yra arba labai mažo masto, arba tiesiog, tiesiog gali būti sprendžiamos vėliau, nes jos yra mažesnės ir netokios aktualios. Tai va, ir dar norėčiau paminėti, kad mūsų koncepcija neapima Šilo Antakalnio ir Žolyno gatvių, bet vėlgi kažkokios rekomendacijos gali atsirasti, jeigu matysime poreikį. Čia prieš dirbtuves norėčiau atkreipti dėmesį, kad svarbu vertinti ne tik esamą būklę, bet ir perspektyvą, kas laukia teritorijos. Tai ateityje atsiras ir poilsio namai, ir vienbučiai, ir daugiabutis. Sapiegų parko atnaujinimas, galbūt didesnės srautai bus ir panašiai. Gatvių tinklas, dabar naujas specialusis planas parengtas, gatvių tinklo pokyčių nenumatoma, bet dviračių trasų tinklas ateityje turėtų būti vystomas teritorijoje. Ir vėlgi, jeigu jis tikrai bus vystomas tose nurodytose gatvėse, tai galbūt siūlant, kad ir Grybo gatvėje kažkokius, ką jūs norėtumėte ten matyti, galbūt jūs matysite poreikį pasiūlyti, kaip jūs matote tą dviračių judėjimą jums patogiu būdu. Pavyzdžiui, kad tai nebūtų dviračių gatvė, kurioje jūs važiuotumėt paskui dviratį. Va, nes jūs galite išreikšti nuomonę ir ko jūs nenorėtumėte toje gatvėje, nes, tarkime, žinote, kad jums tai labai trukdytų. Tai va, ir dabar jau kvieščiau, nebent gal turite kažkokių klausimų bendro pobūdžio. Dar aš turiu bendro pobūdžio klausimą. Nu, žiūrėkit, reiškia, jūs apsibrėžėte tam tikrą teritoriją, įvardinote ją kaip ramaus eismo zoną, ramaus eismo patalpas. Nu, bet logika labai paprasta. Ką jūs bedarytumėt šitoj teritorijai, kuri yra bendra miesto struktūros dalis? Jūs problemų neišspręsite, nespręsdami visos sistemos problemų. Tai apie ką mes šnekam? Tai iš esmės yra tuščias darbas. Reiškia, nenagrinėti visos sistemos susisiekimo mieste, o koncentruotis į tokias dirbtuves, reiškia, ir laiko švaistyti. Daugiau nieko. Kodėl jūs čia? Tai aš galiu pasakyti. Čia tikrai klausimas ir pinigų švaistymas. Čia aš ir noriu paklausti, ką miestas sprendžia šito vienu klausimu? Čia yra dar vienas klausimas. Ką jis išsprendžia? Tikrai nenorima spręsti viso miesto susisiekimo problemų ir koncentruojamas yra į gyventojus, būtent į gyventojų, kokių jų pokyčių nori savo gyvenamą. Čia sumažinti automobilių
šitą eismą, ne, jūs kuo puikiausiai suprantat, kad automobiliai neišgaruos. Niekas Jie bus kažkur Niekas nežinai nesako apie mažinimą automobilio. Mes atėjom su gyventojais ir pasitarti, kad ko būtent jie nori, kokių jūs pokyčių nori. Kodėl jūs tada pagrindinės gatvės, Antakalnio gatvės į tai netraukia? Todėl, kad ten nėra ramaus eismo gatvė, pagal apibūdinimą. Jo, bet jisai dabar jau kamšty, tai dabar nukreipkime jį dar daugiau, kurie dabar per aplinkui visai bando pravažiuoti, tai mes Antakalnį turėsim stovyti. O sakykite, ką jūs veikite, kai buvo miesto bendrasis planas, svarstumas ir gatvių kategorijos nustatomas? Aš informacijos, jeigu turėčiau kas be ko, aš paplanuočiau. Tai tada pamalavom tiesiog. Tada jums pasakysiu, šiuo metu yra ruošiamas gatvių kategorijų specialusis planas, ten galima numatyti kažką tai kitą. Tai va ten irgi nepamirškite sudalyvauti. Tai jeigu tik duosit informaciją dalyvauti. Tai jau davėm informaciją, čia ką tik buvo schema įdėta iš to plano, kuris yra šiuo metu rengiamas. Jeigu galima... Bet tam yra specialistai, jie atlyginimai. Tai jeigu yra specialistai, tai jais pasitikėkite. Aš manau, kad jeigu gyventojai atėjo pasidalinti savo nuomonę, tai gal neužsipulkim jau taip gerai. Aš esu gyventojas, nerangėjęs šitų planų. Tai, žiūrėkit, bet iš dalies aš šiek tiek irgi noriu paantrinti, nes tikrai didelė dalis tų problemų siejasi su tom problemom. Pavyzdžiui, tas tranzitas Grybo gatve. Aš tai labai tikiuosi, aš atėjau čia to, kad pasakyti, kad būkit geri, nieko nedarykit su Grybo gatve. Nebent ten kokius kosmetinius. Nes iš tikrųjų Grybo gatvės apkrova labai stipriai yra nulemta Antakalnio gatvės apkrovos. Jūs pabandykit ryte per Šilo gatvę pasiekti Antakalnio gatvę. Ir susiduria tos problemos, atsiranda srautai, lygiai taip pat kaip pavyzdžiui Volungės gatvėje, srautai atsiranda todėl, kad žmonės tiesiog negali Grybo Šilo gatvės sankryžos pasiekti ir jie tada bando ten nukirtinėti tą kampą ir po to iš kitos pusės į tą pačią sankryžą įvažiuoti. Tai pralaidume kažkas sprendžia? Jo, tai aš kalbu apie tai, kad iš tikrųjų šitų gatvių problemos labai stipriai yra susijusios su Antakalnio ir Šilo gatvių problematika ir čia yra iš tikrųjų labai sunku tai atliepti, jeigu tenai situacija nepasikeis. Ir todėl dabar, sakykime, iš tų galimų sprendinių, aš pats, pavyzdžiui, čia tikrai savo ir vaikus užauginau, tai kai juos stumdžiau su vežimėliu, tai čia visi šaligatviai buvo baisus ir nuvažiuoti nuo bordiūro ir užvažiuoti buvo košmaras, kai tik tai vaikai išlipo iš vežimėlių, viskas atnaujinta ir atsirado ir įvažiavimai, ir užvažiavimai, ir šaligatviai normalūs. Ir man yra šiek tiek baisoka, kad dabar ta pakankamai tikrai gerai sutvarkyta infrastruktūra vėl bus ardoma ir kažkas ten ant viršaus daroma. Tai irgi šito nesinorėtų, kad būtų taisoma tai, kas jau pakankamai yra neblogai. Tai protokolai noriu sakyti, kad aš labai dėkinga miesto savivaldybė už šitą iniciatyvą, labai ilgai laukia. Grybo gatvė yra pati didžiausia problema, manau, spręsti Grybo gatvę, viskas spręs. Aš manau, yra labai daug poveikių, kurie mes čia kaip mūsų gyventojai gyvenimas galima būti geras. Ir paminėtas kaimas, tai atsiprašau, aš matau Vilnius čia daugiau linkant į rytų europietišką kaimą. Yra laikas, kad tikrai įgyvendinti šiuolaikinio miesto požiūrį ir kad mūsų gatvės yra tam gyventi ir ne tik, kad kažkaip žmonės mašinom gali lėkti. Ir dėl to atsiprašau, noriu dar protokoliuoti, prieštaraujančius gatvę ištrinti į kitus gatvės, nes aš manau, yra didelė problema ten, yra labai lengvai sprendžiama, dėl to siūliu kilti į antrą prioritetą. Dar galiu gal pasisakyti, čia Justas Ingelevičius iš Lietuvos dviratininkų bendrijos, galiu pasakyti savo. Tai čia reikėtų akcentuoti labiau, kad šitas viskas prasideda nuo bendrojo plano. Tai jisai patvirtintas jau senai, tai tas bendrasis planas suskirsto, kur yra tos antros kategorijos gatvės, kaip Antakalnio, ir kur yra D kategorijos gatvės. Tai ir jau pagal bendrąjį planą, pagal darnaus judumo planą yra numatyta, kad tos D kategorijos gatvelės, jos turi būti per laiką pertvarkytos ir skirtos einam eismui. Tai čia pirmiausia, čia ne judu dabar sugalvoja, kad čia reikia kažką daryti. Tai taip, gali būti jos ne D, gali būti neramus eismo, bet tada reikia ką padaryti. Tada reikia pakeisti bendrąjį planą, pakelti tenai gatvės kategoriją. Pavyzdžiui, Grybo, aš ten gyvenęs ir kažkada Grybo gatvėje. Tai tada ką daryti? Tada rengti projektą, tą gatvę platinti, galimai ten visas parkavimo vietas panaikinti, ten dviračių takus daryti. Ta prasme, suprantat,
galbūt nebus netgi griaut, nes kai kur netelpa tos aukštos kategorijos gatvės. Tai vat, mes apie tokį planavimą kalbam. Nes ką reiškia dabar? Reiškia, jeigu yra ta gatvė D kategorijos, bet per ją paleistas didžiulis automobilių srautas. Tai reiškia, kad tas srautas eina, galim sakyti, pėstiesiams ir dviratininkams per galvas. Tai reiškia, ten išstumiami dviratininkai pėstieji ir automobilis sako, gerai, mes čia tas siaura gatvele, reiškia, važiuosim, nes mums patogu. Tai vat, tai reikia spręsti. Tam yra numatyta dabar planuose ramus eismas. Ir jis turi būti per laiką įgyvendintas. Ir dabar bandau spręsti kažkaip. Tai kažkas visiškai sutinku su to, kad tai yra numatyta, kad tai yra gerai, bet kai jūs pasakot, kad automobilininkai paleisti, tenais nukreipti, ne, tai savaime susiformuoja. O susiformuoja, kaip jau pasakė, dėl to, kad yra pagrindinio pralaidumo gatvės nesužiūrėta, nesutvarkyta ir jos nepraleidžia tiek. Automatiškai problemas to pralaidumo. Tai galbūt savivaldybei reikia pradėti nuo pagrindinės gatvės ir pralaidumo didinimo ir kai sutvarkysit vieną, kad būtų galima nukreipti automobilius į tą didelį pralaidumo gatvę, tada pradėkit tvarkyti atvirkščiai. Mažesnio pralaidumo gatvės. O pas jūs viskas atvirkščiai. Kažkur tai čia sustabdysim, bet jie ten tegul stovi. Atsiprašau, netraukit. Žiūrėkit, niekas nesakė, kad sustabdysim. Čia susirinkę esame tam, kad pasakyti, kur yra problema ir kurią reikia spręsti. Niekas čia dar jokio sprendimo nepriėmė. Ne, tai yra problema. Tai jūs dar kažkas... Skaidriai, pirmas punktas buvo eismas, automobilių eismas, pirma problema. Taip, pirma problema yra, kad tam, kad šitos gatvės taptų ramaus eismo, iš pradžių turi būti nukreiptas automobilių eismas tom gatvėm, kur miesto planuose numatyta. Tai yra Žolyno ir Šilo gatvės. Ir jeigu jūs pažiūrėsite grafikus, dėja, bet šitam pristatymui jie nepateikti, tai jūs sužinosite, kad iš Šilo gatvės į Antakalnio centrą pasuka 90 automobilių per valandą piko, iš Sapiegų gatvės pasuka 700 automobilių per valandą. Tai yra tiesiog neteisingoje vietoje yra nukreipti srautai. Iš Žolyno gatvės, tai yra akivaizdu, kad tai yra sodų gyventojai, kurie važiuoja į miestą, jiems reikia atvažiuoti. Bet jiems sąlygos yra sudarytos tokios, kad jie negali pasukti į miesto centrą. O Antakalnio gatvė nėra apkrauta, nes jeigu 700 automobilių gali įslieti ties Sapiegų gatve ir nuvažiuoti į Žiedą, tai yra praktiškai maksimalus vienos eismo juostos laidumas. Ir jeigu aš jums galėčiau papasakoti iki galo, jūs neužduotumėt be reikalo klausimų ir negrįžintumėt kitų žmonių. Bet žiūrėkit, visi iš esmės kalba apie tą patį. Problemos sprendimas yra išsprendimas Šilo Antakalnio gatvės. Tai niekas dėl to ir nesiginčia. Nežinau, čia jau diskusija, o čia apreisim. Bet ko jūs gynat teisės negyventam žmonėm? Čia įvardinta, didžiausia problema yra tranzitas. Yra žmonės, kurie iš užšviesų važiuoja belakur. Jeigu mes žvengsim, kad tie žmonės čia per eina, kurie visiškai nesusijęs su rajonu, aš manau, čia jau pusė visų problemų yra spręsti. Kodėl jūs būtinai reikia, kad kažkas būtų nevažiuoti pro Jie taip pat moka mokesčių šitam pačiam miestui kaip ir jų. Visų gatvių tranzitinį nepadarysi. Aš labai atsiprašau, bet ką modalinis kelionių pasiskirstymas rodė ir ką dabar rodė, pusė ant pusės. Pusė keliauja automobiliais, pusė viešuoju, dviračiais, pėsčiomis. Tie žmonės pėsčiomis... Ne, ten apklausa buvo per pusę, jo, bet nekeliauja pusė. Automobiliai dažniausiai ne vienas keliauja. Bet dažniausiai pasakyti, jeigu galima, tai žmonės judantis pėsčiomis viešuoju dviračiu, jie irgi turi teisę turėti į saugumą, į erdves, o ne viskas užpildyta vien tik automobilis. Ir nereikėtų piktintis, kad ta prasme dabar yra miksas visur ir kad yra noras turėti prioritetus pagal gatvių kategorijas, funkcijas, turėti dizainus ir visą kitą. Tai nėra blogis, savaime, kur jūs dabar bandot nupiešti. Kad jums patogiau važiuoti... Gatvė nėra šaligatvio, kad žmonės... Taigi, jeigu galima dar, ponia, turi ką pridurti. Aš gyvename Sapiegos gatvėje ir Sapiegos gatvė, atkarpoje, kur yra Mildos ir Sapiegos kampas, va ten, reiškia, tam trečiam name, ten nėra nei vienos perėjos, tasme, pavyzdžiui, vaikai eina į mokyklą, tasme, tai mes visą laiką esam pro balkoną, kad jie galėtų pereiti per, ten yra Mildos gatvė, tokia numatoma perėja, kur turėtų praleisti, bet ten yra, nu nežinau, ten turbūt kiekvienas namo gyventas pasakys, kiek kartų ten bandė jį numušti ir ten, tasme, arba jie lekia, suka, tai, pavyzdžiui, toj gatvė, tranzitiniai gatvė jau esančioj, nėra nei vienos perėjos, nors mes paskaičiavom, kad čia dieną yra apie 400 gyventojų, bet toj gatvelį, bet pereiti saugiai mes neturime galimybės. Tai iš tikrųjų ramaus eismo zonos projektas, tai koncepcija ir yra tas dokumentas, kuris gali nusakyti, kad pavyzdžiui, toje gatvėje
turėtų atsirasti tam tikri sprendimai, kad pavyzdžiui žmonės galėtų arba visur pereiti saugiai, arba, nežinau, sankryžose, nes tai kalbama apie D kategorijos gatves ir žemesnio lygmens. Tai iš tikrųjų, jeigu tai yra sankryža 2D kategorijos gatvių, tai ta sankryža turėtų būti pakeliama jo pilnai, kad net, galima sakyti, tų perėjų nebelieka, ten, ta prasme, padaromas toks saugus perėjimas, maksimaliai saugus perėjimas. Jeigu tai yra D kategorijos ir aukštesnės gatvės kategorijos sankryža, tai D kategorijos pėsčiųjų takas gali būti irgi išliekantis tame pačiame lygmenyje, bet žmonės važiuojantis aukštesnio lygmens keliu, įvažiavę į tą ramaus eismo zoną, jie žinos, kad jie įvažiuoja. Vienas iš galimų sprendimo būdų, tai tikrai jų yra... Ne vienas iš galimų privalomas sprendimo būdas, bet čia mes nešnekame, nes mes šnekame apie ramaus eismo zoną, kurioje reiškia, kad perėjos iš vis neturi būti reikalingos. Tai yra, eismas turi būti toks neintensyvus, kad be jokios perėjos galima būtų perėti. Pavyzdžiui, šiuo metu yra smėlio gatvė panaši, kur žmonės matosi, kad eina ir vargo didelio nemato. Per tą gatvę, bet kurioje vietoje galima nueiti, galima į mašiną įsėsti, priparkuotos mašinos pačioje gatvėje. Perėjos poreikio neturi reikėti būti. Tai yra, kad eini ten, kur nori, nes eismas yra toks retas. Perėja reikalinga tada, kai eismas yra labai intensyvus ir tu tave tiesiog turi gauti pirmumą, kad tave praleistų formaliai. O normaliam žmogui dažniausiai norisi eiti ten, kuriam patogiausia. Neiti iki perėjos lanko, kad paskui grįžti. Tai yra, perėja yra jau problemos įvardinimas, kad tai nebėra ramaus eismo gatvė, nebetitinka to. Tai tiesiog mūsų reikalas yra įvardinti, kad problema, kad Mildos gatvė niekaip negali būti ramaus eismo, kaip ir Sapiegų gatvė, nes yra netgi poreikis perėjoms. O ta problema yra todėl, kad yra blogai suorganizuotas eismas Žolyno ir Šilo gatvių sankryžose. Tai yra, žmonės negali per tas sankryžas pasukti ten, kur jiem reikia, ir jie visi važiuoja per Sapiegų gatvę. Tai yra tiesiog techninė problema šviesoforų reguliavimo kol kas. O paskui, jeigu mes tai nuramintume, galima būtų tiesiog daryti taip, ką mes šnekame apie ramaus eismo zonas. Tai yra, kol nepanaikinamas tranzitas čia, neišsprendžiamas klausimas, kaip galima būtų važiuoti kitur, nėra prasmės šnekėti apie kažkokius išaliginų peršūkius. Čia beje yra labai tiesos. Dar jeigu galima, ponė tenai kampelį irgi turi savo nuomonę. Smėlio gatvės, čia tos prioritetinės, tai norėčiau paklausti, turbūt tai pačios pradžios vizija, ramaus eismo zona, jūs pastatysit ženklą 20 ir tiek žinių, ar kažkas panašaus kaip Vileišio, tai papasakokit, ką planuojat, plius minus, kas planuojama daryti, kaip jūs tas gatves. Tai šis projektas tikrai ne apie tik ženklo pastatymą, bet ir apie infrastruktūrinius pokyčius, tai tų sprendimų tikrai yra, bet jų sprendimų būdai priklauso nuo tų identifikuotų problemų, dėl kurių būtent čia susirinkome ir kur dirbtuvių metu galėsime kartu su jumis identifikuoti ir kartu paieškoti galimų sprendimo būdų. Jeigu gyventojui apsiribos tik ženklų arba ten greičio mažinimo priemonių rengimo, tai tiek ir apsiribosim, bet jeigu bus kalba apie didesnio masto pertvarkymus, tai bus puikiai iniciatyva iš gyventojų, kur toliau galėsime pereiti kitus etapus ir, kaip minėjau, sutikimo pradžioje, būtent projektavimo užduoties bendrą sudarimą ir prieš projektinių sprendinių būtent parengimą ir toliau keliauti projektavimą. Nes dabar smėlio gatvė lygiai taip pat kaip Grybo, žinokit, yra tranzitinė, ypatingai ryte. Ten tikrai niekas nevažiuoja daugiau negu 20 km per valandą, nes tai yra nenutrūkstamas srautas mašinų. Ir ten dabar yra, seniau nebuvo, bet dabar buvusiai Hilos denticija atsikėlė 3 aukštų su labai daug gydytojų. Visi gyvenamųjų namų, aplink 17, 13, 11 yra pristatyti pacientų mašinų, gatvėje lygiai taip pat niekada nėra pristatyti. Ir jeigu, aišku, labai masina tas Vileišio projektas, gatvės labai gražu būtų, bet tada klausimas, o kur visas tas srautas mašinų pasidėtų? Ar nebūtų taip, kad mašina ant mašinos ir visos vejos kiemuose bus užstatytos? Toksai, tokie iššūkiai, nes lygiai taip pat Grybo gatvė yra Hila. Hilos pacientai, lygiai taip pat Smėlio gatvė, tramvajų gatvė, abiem pusėm. Tas toksai, žinot, toks pamastymas. Tai dalis Vileišio srauto ir persiklaus. Eduardai, dar jūs keliat ranką. Aš manau, kad pereikit prie dirbtuvių, ten ir išsiaiškins. Žiūrėkite, čia... Jeigu daugiau toliau jau gilinamės į detalės, tai tikrai būtų tikslingiausiai į dirbtuvių etapą pereiti, skirstytis prie stalų, tad jeigu dar turit... Aš norėjau būtent, mes nekalbam apie sprendimus dabar, kalbam apie problemas, tai dabar lygiai iš karto
polarizuoti mes vienokie ar kitokie, darnus judėjimas nėra kažkieno kaina. Man atrodo, tai yra, kad nebūtinai turi kažkur persikelti, tiesiog jeigu sklandžiai vieniems, tai gal ir kitiems sklandžiai, gal tai ir automobiliams sklandžiau, jeigu pėstiesiems saugiau, tai gal ir automobilius sklandžiau. Tai gal būtent judam prie... Čia reiktų dar kartą gal akcentuoti, kad šis projektas ir šios dirbtuvės pradedamas praktiškai nuo balto lapo. Mes netnešam kažkokių sprendinių jau suprojektuotų, kur yra nepasitarta su gyventojais, padaryti nepriimtini kažkokie sprendimai, nežinant, neįtraukiant jūsų, galbūt sprendžiant problemas, kurių iš tikrųjų jūs nematot. Tai tam ir pajungiam nuo pat pradinių žingsnių, kad kartu identifikuotume tas problemas ir kartu paieškotume tų galimų sprendimo būdų. Būtent ten, kur jūs matot problemas, o ne ten, kur galbūt miestas mato. Tai kviečiu kartu tada skirstytis į stalus. Tiesiog noriu paklausti, jeigu jūs, aš sutikčiau, kad visi būtų ramus, visi gražiai važiuotų, tai sakykite, tiesiog jūs kaip judų atstovas, kur nukreips tą tranzitą, kurį jūs norite sumažinti? Bet jeigu mes numatysim poreikio mažinti, nereikės nesmėti. Ne. Tai dabar ir kalbame. Mes matom poreikį mažinti. Iš tikrųjų... Yra pasakyti, kad sumažinti tranzitą. Tai jūs pačiai pradžioje įsiklausykit, ką sakote. Žiūrėkit, mes turim visi suprast, kad tiek Antakalnio mikrorajonas ar tiek kiti centriniai miesto dalyje esantis mikrorajonai, tai tuo labiau Antakalnis, kuris yra vienas seniausių Vilniuje mikrorajonų, jau nuo senų laikų susiformavęs, tai mes jau turim tokį tinklą, kokį turim ir matyt, nežinau, šiaurinės čia kažkokios gatvės ar aplinkelių papildomai nenutiesim čia ir to srauto nenukrausim. Tai nėra ką tik įsikūręs mikrorajonas laukuose, kur tu gali plėtoti tą tinklą ir kur Bet kažką galima padaryti. Pavyzdžiui, Šilo gatvėje pastatė greičio ribojimą, ar ne, tai dabar dalis vairuotojų, vengdami to greičio ribojimo, šoka per kitas gatves. Ne dėl greičio ribojimo šoka, jie stengiasi važiuoti kamštį. Kamštis susidaro dėl to, kad šviesoforai netinkamai sureguliuoti. Ir nėra per kur važiuoti. Kodėl ne? Tai pažiūrėkite grafikus, aš nesuprantu, kam reikia grįžti. Aš kiekvieną dieną važiuoju. Jūs grafiką kiekvieną dieną nupaišote? Praktiškai iš Antakalnio gatvės pusės į aną pusę, ne į Antakalnio gatvės pusę, bet į kitą pusę, Šilo gatvė tenai kamščio nėra. Tai dėl to ir nėra, kad ten posėdis yra kartu su pagrindinė sekcija. Vėl prie jau dirbtuvių medžiagą gilinamės, tai gal susiskirstom, pradedam ir... Čia yra problema, teisingai sako, kad... O kaip reikėtų skirstytis kažkokiam giminingom gatvėm, ne? Turbūt, kad būtų kažką kaip kviečia širdis. Visi važiuoja pro Antakalnį. Nes vieni, kad yra laiko problemas, tarkim, Nes ten stovėti, tai gal kompleksiškai išmokti kažką, tai nuspręs, nes judu, tai kažkokiam tai atskiroji ląstelė. Bet visos man įdomu, o šiaip jau ten bus kažkokie pokyčiai, čia bus po kokių metų, pusantrų. Niekada čia nebus. Aš nuraminsiu, niekada čia nebus. Dėl to bent perėjos, Jūs pasitenkit, kad nereikėtų perėjos. Bet šiai dienai, kad bent perėjai, galima saugiai. Kada būtų gyvenimas? Kelių metų laikotarpį pagal visą tą projektavimo procesą. Čia aišku priklauso nuo tų sprendinių rimtumo. Jau viskas nuleista, viskas padaryta, tai belieka jeigu šiai dienai tie sprendiniai kažkiek tai greitesnė būtų galimybė, tai čia gyventi. Ir kitų Veskite, nediskutuokite, veskite renginį. Pastovėkite prie gatvės. Būtų galimybė, geriau dyką mažėkit, mažykai pasildant. Žinau, kad siaurinant gatvę, dar niekas neišsprendė.